kaip jūs realizuojat savo tą kūrybinį procesą, kaip surandat klientus? Taip, su klientais yra taip, kad jisai visada bus teisus, bent kuriuo atveju čia auksinė taisyklė, kurią aš išmokau bedirbdama komercijos srityse, kur nebuvo meno, ir tiesiog tu matai, kad tu jam turi kažkiek ir pataikauti labai, ne kažkiek, gal labai. Ir išmokau dar vieną tokį dalyką, kad reklama yra labai reikalinga. Tai yra, kaip įmanoma, kokiam įmanomam išgalėm, tu turi pateikti, parodyti save gražiu viršeliu. Aš aišku už tai, kad nekurti, nemeluoti ten nerealių dalykų, tiesiog parodyti save, ką tu gali ir kaip. Ir iš mano patirties aš tikrai žinau, kad reikia yra du keliai. Tai yra sunkiai dirbti turi dėl pavyzdžių darbų ir dėl įdomių, tarkim, projektėlių, kuriuos gali pristatyti jau šiuolaikiniam irgi tokiam geram ryšiui kaip internetas, ar ne. Ir kita dalis yra, kad turi investuoti į reklamą. Tik tai turi susirasti tikslinį vartotoją, tikslinę auditoriją ir vėl apsispręsti, apskaičiuoti, kiek tavo išgalės tai leidžia. Nes be reklamos minimaliausios tai yra sunkiai pasiekiama. Tai yra gal pasiekiama, bet kaip minėjau, tai yra labai sunkus kelias, kuris dar pas mus tikrai nepasiteisina.